mažų ir vidutinių įmonių vertybinių popierių įtraukimas į Nasdaq First North biržą tiesiog padidina tokių vertybinių popierių investicinį patrauklumą, kadangi investuotojams atsiranda antrinio likvidumo galimybės. Kitu atveju, kai vertybiniai popieriai yra platinami privačiai ir niekur nelistinguojami, investuotojai dažniausiai turi vieną opciją – tai laikyti įsigytas obligacijas, pavyzdžiui, iki jų išpirkimo. Kai obligacijos jau yra įtrauktos į First North sąrašus, atsiranda galimybė parduoti šias obligacijas anksčiau laiko, kitiem investuotojams atsiranda galimybės įsigyti obligacijas, kurios buvo išleistos anksčiau. Tai natūraliai padaro patį instrumentą patrauklesnį. Kitas dalykas, kad netgi egzistuoja tam tikros investuotojų kategorijos, konkrečiai investiciniai fondai, kurie gali investuoti tik į obligacijas, vertybinius popierius, kuriais yra prekiaujama First North prekybos platformoje. Kitaip tariant, toks įtraukimas į prekybą tiesiog atidaro papildomą investuotojų kategoriją ir sudaro galimybės verslui pritraukti finansavimą optimaliausiomis ir geriausiomis sąlygomis. Kalbant apie nuosavybės vertybinius popierius, akcijas, jeigu nekalbėtume apie įtraukimą į First North'ą, tokiu atveju finansuotis nuosavų kapitalų dažniausiai mažam vidutiniam verslui lieka vienintelė galimybė, tai yra privati emisija, dažniausiai dirbant su kažkokiais privataus kapitalo fondais. O listingavimas akcijų First North biržoje vėlgi sudaro galimybės pritraukti tokį finansavimą iš platesnės investuotojų auditorijos, kuriai dažnai galima galbūt ir pasiūlyti papildomas patrauklumo priemonės. Jeigu verslas yra žinomas Lietuvoje, dauguma investuotojų yra susidūrę su to verslo produktais natūraliai, tikėtina investuotojai bus labiau linkę netgi ir mažmeniniai investuoti į tokius vertybinius popierius. Tai apibendrinant, investicinis patrauklumas, kuris sudaro galimybės geriausiai finansuoti verslą pagal tai, kokie yra verslo poreikiai. Kita pusė, apie kurią kalbame dažnai su emitentais, tai yra informacijos sklaida. First North, įtraukimas į First North standartizuoja informacijos sklaidos procesą, tai tiek apima bendravimą su investuotojais, skelbiant tarpines finansinės ataskaitas, skelbiant svarbius esminius įvykius. Ir tai iš tiesų nuima tam tikrą galvos skausmą, tu žinai, kada tu turi pranešti, kad išleidę žinutę per First North sistemą, visus investuotojus ta žinutė pasieks vienu metu ir sumažina netgi ir dalinai tam tikras teisinės rizikas, kad kažkas sužinos, kažkas nesužinos apie esminius įvykius. Dažnai įmonės tai išnaudoja kaip papildomą viešųjų ryšių ir rinkodarinę platformą, kadangi žinutės paskelbtos Nasdaq sistemoje prieinamos ES mastu, dažnai netgi girdime, kad verslo partneriai verslų, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į biržą, palankiau žiūri tokias įmonės, kadangi mato didesnį skaidrumą, visa informacija pateikiama lengvai prieinamoje sistemoje, tai iš tiesų netgi sukuria papildomą pasitikėjimą tokiais verslais. Ir pereinant apie Invegos iniciatyvą, kuo jinai yra svarbi, tai iš tiesų tam tikriems verslams, žinoma, ėjimas į biržą yra naujas procesas, susijęs su naujais dalykais, galbūt ir kažkokiom baimėm, papildomom rizikom. Ir iš tiesų tas faktas, kad Invega kompensuoja 50% su listingavimu susijusių išlaidų, tiesiog padaro šį procesą patrauklesnį, labiau priimtinesnį, ir leidžia fokusuotis ne tiek į kaštų pusę, o į atveriamas galimybės ir tvarkingą procesą.